Konflikto rezoliucija arba kaip išvengti konfliktų su kitais žmonėmis, kas yra tipinė visų problema. Priežastis, dėl kurios gimsta konfliktai, yra ta, kad žmonės ateina iš skirtingų vietų, skirtingų aplinkų ir su savimi jie atsineša skirtingus požiūrius, kuriuos jie iš ten pasiėmė. Taigi negalima įteikti nieko kitam žmogui. Jei sakai, aš manau, kad tu neturėtų mąstyti taip, kaip mąstai. Nekeičia jų elgesio. Taigi, jei jūs iš tikro norite sutarti su žmonėmis, tik tada, kai jie klausia, pavyzdžiui, koks geriausias būdas įbesti kastuvą į žemę, panaudok savo pėdą, tai bus lengviau. Bet jei jie neklausia jūsų, nieko ir nesakykit. Geriausias būdas išvengti konflikto yra neprimetinėti savo vertybių kitam žmogui, net jei jos ir geresnės. Pavyzdžiui, Roksana mėgsta kates, o aš nemėgstu kačių namuose, nes aš jaučiu, kad jos grįžta purvinos ir taip toliau. Bet kai bebūtų klausimas yra, ką man reiškia Roksana. Jei ji man nereikštų nieko, sakyčiau, arba katės dings iš namų, arba aš. Kai susidurėte su žmonėmis, kad ir kokios būtų jų pažiūros, nebent jie sakytų, ką tu manai apie mano pažiūras. Tada tu gali jiems duoti savo nuomonę. Džonas gali jausti, kad jo bosas neteisus savo vertybėse. Bet jei tu jam pateiktum geresnės vertybės, jis to nesuprastų. Jis įsižeistų, nes primtų tai kaip pažeminimą. Taigi, kai jūs susitinkate su žmonėmis, jie parodo savo vertybės, savo kalbą, kaip jie mąsto apie vairius dalykus. Nebent jie sakytų, ką tu manai apie mano pažiūras. Tada pradėk pasakoti. Arba ką tu manai apie mano būdą naudotis teptuku. Jei tu sakytum, tai negeras būdas naudotis teptuku, tai nepasako jam, kaip tai daryti. Tik keletas žmonių, nebent eina į mokyklą mokytis aviacijos mechanikos, jis eina mokytis to, ką tas vaikinas sakys. Bet jei tam mokytojui vienas iš mokinių pasakytų ką nors, jis jaustųsi pažemintas. Jei vienas iš mokinių pasakytų, tu nesupranti stūmoklinio variklio mechanikos, tai būtų pažeminimas jam, nes mokinys tai pasakė. Jei instruktorius tau tai pasako, tu mokaisi, ką jis sako, santechniką, ar dailę, ar muziką. Taigi tu klausaisi instruktorio, mokais to, ką jie tau gali papasakot. Bet kai susitinki eilinį žmogų, tarkim, Roksana dirba ties kažkuo ir tai labai svarbus paskaitų turo reikalai ir suskamba telefonas, kuris atitraukia jos dėmesį nuo darbo, galbūt grįžusi jo nebetęs. Bet jei tu sakytumei, daryk toliau, ką darei. Galbūt jis sakytų, Dieve, aš baisiai neorganizuota, ką patartų man daryti. Tada jei surašytum punktus 1, 2, 3, 4, 5, jis sakytų, man nepatinka tik 4 ir 5. Bet nesiginčyk su jie. Jei jis sakytų, aš nesu tikra dėl 4 ir 5, tada gali jai patarti. Kalba galima suprasti, žmogus nori girdėti daugiau ar nebenori girdėti. Viską, ką jūs pasakote normaliam žmogui, jiems atrodo kaip pažeminimas. Jei tai susijęs su jo trūkumais. Jei asmuo turi trūkumų, jūs dirbkit su tais trūkumais. Kai jie sako, kaip tu sugebi peržiūrėti 4 filmus per dieną, kai aš te galiu 1, tada gali sakyti, tu pradedi tvarkytis, ką nors kepti orkaitėje, pradedi laistyti gėles, turi likti prie kiekvienos sistemos. Jeigu pradedi tvarkyti tiltą, o tuo tarpu dar laistai rožes, pradedi genėti medžius, visi dalykai lieka tik pusiau atlikti. Jeigu prieini prie Lario ir sakai, nedaryk to šitaip, daryk taip, tu labai stipriai primetinėjai savo vertybės, galbūt tu ir teisus, bet neprimetinėk savo nuomonės, nebent jis to prašo. Taigi konfliktas kyla tada, kai žmogus neprašo tavo patarimo, o tu pradedi patarinėti.
Taigi būdas sutarti su žmonėmis yra leisti jiems būti tokiais, kokie jie yra. Nebent jie sako, pastebiu, kad nesutariu su Lenkais, kas su manim negerai, labai mažai žmonių taip kalba. Labai mažai žmonių prieina prie kito ir sako, ką tu manai apie mano vertybės, ką tu manai apie mano mąstymą. Jei jie daro, tai ir yra rimti, o ne apsimetinėja. Būna, kad žmonės apsimeta, kad jiems rūpi. Jei asmuo erzina tave kokiu tai būdu, tiesiog pasakyk, aš nenoriu diskutuoti apie rasizmą. Turiu omeny, jei tu nori būti rasistu, būk, bet man tai neįdomu. Jei jis atsako, kaip tu gali nematyti nigerių taip, kaip aš juos matau, tada gali jam paaiškinti. Bet jei jis atsako, bet po velnių aš taip jaučiuosi, leisk jam kalbėti. Arba atleisk, jei esi pasamdęs, nes nenori girdėti tokių dalykų. Mes buvome pasamdę žmogų, jis buvo juodaodis ir tvarkė ant stogo esančią anteną ir jis pasakė, man reikia virvės, apsiviniosiu ją aplink kaklą ir jei netyčia nukrisčiau, pasikarčiau. Jis manė, kad tai, ką jis sako, yra labai linksma, mes daugiau niekada jo nebesamdėm. Taigi jūsų klausimas yra, kaip skiriasi kitos mens aplinka nuo tavosios ir ar žmogus siekia informacijos ir jeigu taip, nesijauskite, kad jūs instruktuojate juos. Jei ateini ir sakai, Lari, ne taip reikia naudotis dažų valikliu. Geriausias būdas pasakyti tai būtų, aš kažkada dariau taip, bet vienas vaikinas parodė kitą būdą. Žmonės nemėgsta asmeninės kritikos einančios iš tavęs. Aš nesiveliu į tokias diskusijas, nes jos niekur neveda. Nebent asmuo sakytų, ką tu manai apie tos prakeiktus meksikiečius, kurie atvyksta į šią šalį. Manau tą patį, kaip ir apie neištikimus amerikiečius. Vietoj to, kad atakuoti meksikiečius. Sakyčiau, aš matau ir amerikiečių, kurie yra labai žeidžiantis. Tai gal bus gerai. Bet negalit sakyti kažko apie meksikiečius, nes jis jau turi nusistatymą apie juos. Jis pritartų tau kaip taisyklė, bet jei sakytų, aš niekada nemačiau prastų amerikiečių, tada atsitrauk. Jeigu matai, kad jis nenori diskutuoti, jei jis jaučiasi patenkinto savo požiūriu. Pagrindinis dalykas, kurį turit atminti, yra tai, kad žmonės ateina iš skirtingų vietų. Nors jie mato tą patį, ką ir tu matai, bet jų interpretacijos skirtingos. Nebent jie norėtų atsakymų, ką manai aš turėčiau sužinoti. Jei asmuo turi trumpą atmintį, užsirašinėkit. Duokit žmonėms instrukcijas, jei jie jas pritaiko. Jei jie jų netaiko, reiškia, kad tai tik verbalinė pramoga. Ką patartum daryti? Mano žmonai patinka katės, o man šunis. Turite sugalvoti kokią nors istoriją. Taigi dirbanties konfliktais, jei jie klausia, sakykit, aš manau, jei laikytum grąžtą šitai, būtų geriau. Taip man atrodo. Bet jei asmuo neklausė jūsų ir jie užsiėmė gręžinėję, sakydami, nenoriu tavo prakeiktų patarimų, eik prie savo kompiuterio, aš einu prie savo grąžto. Kartais žmonės nenori patarimų, jie jaučiasi pažeminti. Taigi nustokit dalinti vieni kitiems patarimus, tai kuria antagonizmą. Nebent jie to prašytų. Ar tai absoliuti formulė? Tai tik geresnis būdas sutart su žmonėmis, nes negali pakeisti žmogaus, parodydamas jo trūkumus, kad problema su tavimi yra tai, kad tu niekieno neklausai. Tai nepriverčia jo pradėti klausytis. Jie toliau taip elgsis. Nebent jie klaustų, ar aš neatidus? Labai retas žmogus kalba šitaip.
Tai yra tai, ką reiškia sveiko proto. Sveiko proto reiškia, kai asmuo ateina pas tave ir sako, aš nemoku naudotis pjūklu, kaip reikia jo naudotis. Tada tu jiems parodai. Jei jis ateina kiekvieną dieną ir sako, man vis tiek neišeina naudotis pjūklu, stebėkit juos, parodykit, pagelbėkit jiem. Ar jums tai atrodo prasminga? Ar dabar turite daugiau supratimo apie skirtingus žmonės, kurie mąsto kitaip nei jūs? Jie mąsto skirtingai nei tu. Taškas. Sakyti žmogui, tu neišmanėlis, arba tu lėtas, arba problema su tavimi ta, kad tu neturi vaizduotės, tai nekeičia žmogaus elgesio. Tai tik padidina konfliktą. Taigi, jeigu asmuo yra geras rožių tapytojas ir tu mėgsti rožes, tu pradedi bendrauti su juo dėl šios priežasties. Bet jei jis sako, visi airiai turėtų būti išsiųsti atgal į Airiją. Tiesiog sakyk, aš nemanau taip apie airius, gal geriau nekalbėkim apie tai. Aš manau, kad yra švedų, kurie elgesi blogai ir yra švedų, kurie elgesi gerai. Tai galit pasakyti, jis galbūt supras. Aš vertinu tavo komentarą. Nenušlok jo. Tu rasistas. Nenušlok jo.